Taip, piliakalnio gynybinio tvirtinimo sistema buvo pradėta kurti nuo viršutinės dalies, įrengiant tam tikrą tvorą tarp pirmųjų eilių stulpaviečių. Ir mes radome būtent šitame visam pjūvyje keletą eilių čia einančių, kurias dar po to atsivalysim ir fiksuosim. Toliau jie čia iškasė per kelis kartus tokį didžiulį griovį, į kurį visų pirma ten suversdavo akmenis ir po to būtent šitam visam sluoksnėje buvo visos sumestos iš piliakalnių gyventojų šiukšlės, kurias mes praktiškai atkasėm, tarp kurių buvo tikrai gražių dirbinių ir buvusio piliakalnio reljefų atsikasėme ir matom tokią visą didelę sistemą. Kur galime įsivaizduoti, kaip visas piliakalnis turėjo atrodyti, nes būtent toks pat pjūvis turėtų eiti visas aplinkui piliakalnį. O jūs gal galite vaizdingai nupiešti, kaip atrodė pirmajam, antrajam amžiui čia ta gyvenvietė? Čia mūsų studentai buvo padarę visą ant išsupiltų žemių rekonstrukciją, jau tokia iš smėlio, bet labai šiautai beros smėlis ir ta rekonstrukcija subirėjo. Yra tik likučiai, bet kiek matot, piliakalnis jau kaip ir apleistas, jau negyvenamas, o pirmom dienom, kai buvo drėgnas sluoksnis, labai gražiai laikėsi. Tai Kalva ežero krante, iš visų pusių, iš esmės, iš trijų pusių apsupta ežero įlankų, iš vienos pusės ten toks daugiau užpelkės plotas ir tik tai ten nuo šiaurės kažkur buvo patenkama nuo sausumos į tą piliakalnį. Dabar būti, kur tas keliukas panašiai kažkur toj vietoj, ten yra sausiausia vieta, ten tokia sąsmauka, o čia visur pelkėtos žemumos. Vienas iš charakteringiausių aplamai papuošalų, kurie buvo būdingi rytų baltų kultūromis ir kurių daug randama tais laikais, ypač pirmaisiais amžiais po Kristaus, tai čia yra taip vadinamas lazdelinis smeigtukas, nes jis primena tokią lazdą kažkokio kunigo, vyskupo. Jis, kaip matome, padaryta geležinė adata, čia taip gražiai susukta galvutė ir dar į tokią kilputę susuktas pats galiukas. Tai buvo rūbams susekt. Tik žinoma, ne tokiai maikutei kaip mano, bet susekt kažkokiam tai apsiaust ar kažkokiais karais susekt. Labai toks tipiškas šios kultūros radinys. Jau mes turim įvairių formų, įvairių dydžių. Mes čia ir katalogą tokį paėmėm, kur yra darbas apie visus to laikotarpio Pabaltyje šio tipo smeigtukus. Jie kitokių dar nelabai turėjo priemonių segiam susekt rūbams segių, tai pagrindė naudoti smeigtukai. Bet dar ekspedicijos pradžioje mes radome ir spalvotosios metalurgijos, tai yra žalvario tokį kabutį, kuris iš tikrųjų pakankamai retas yra piliakalnių kontekste. Gyvenvietėse dažnai mes randame iš tikrųjų šiukšles, tačiau čia yra viena iš tokio papuošalo dalis, kuri panašiai tauragnuose buvo tokia rasta antkaklė su tokiais kabliukais ir ant jos bent jau po 2-3 tokius kabučius dar būdavo prijungiama. Ir šita tiesiog, tokios dar pakankamai paprastos metalurgijos. Čia iš jau po kabučių puošdavosi, taip? Taip, čia buvo, įsivaizduokit, ant kaklo kabėjo didelė tokia bronzinė antkaklė, kuri užsibaigdavo dviem iš tokios storos vielos lietos, užsibaigdavo dviem kilpom, prie kilpų dar prikabintos tokie laikikliai iš vielos ir ant galo kaba va šitie skardiniai trapecijos formų tokie keli pakabučiai, ten po 3 buvo iš vienos ir kitos pusės ir juose mes dar matome taškiukų ornamentą. Čia primena tokį kryžiaus ženklą, ugnies, reiškia simbolį čia kryžiaus ir įmuštomis dabutėmis dar kraštelis visas papuoštas. Ir čia jie kabėjo, žvangėjo šiek tiek. Jie buvo, aišku, ne tokie pažaliavę kaip dabar, buvo tokios auksinės spalvos gražios bronzos. Tai mes dar
Žinome, kad tokia antkaklė buvo surasta visai netoli, čia tik už keliolikos kilometrų, kai matyt iš Pilkapių suardyto Tauragnų vietovėje. Ir tai yra vienas iš pirmųjų iš viso publikuotų radinių Lietuvos archeologijai, nes jis pirma iliustracija tokios antkaklės yra padaryta 1842 metais išleista Eustachijaus Tiškevičiaus pradininko mokslinės archeologijos Lietuvoje knygoje. O dabar tas radinys yra Maskvoje. Man teko jį čiupinėti, matyt, jis pateko dar 20 amžiaus pradžioje, evakuojant Vilniaus Senienų muziejų, jis pateko į Maskvą 1915 metais ir iki šiol ten yra saugomas. Sprendžiant iš Piliakalnio aikštelės, kokia apie 60 žmonių panašiai turėtų čia tilpti. Jo, tai dabar gyvenvietėje kaimelį tiek panašiai žmonių ir būna. Dabar tiesa mažiau. Pilis stovėjo ant šio Piliakalnio? Tai ant šio Piliakalnio dar nebuvo pilies. Pilis tai yra daugiau jau vėlyvo laikotarpio. Tai yra daugiau ir kovų su kryžiuočiais epochos gynybinis objektas. Pilis Utenos rajone tai buvo ant tokių piliakalnių kaip Narkūnai, vėlyvoji, reiškia pilis iki 15 amžiaus pradžios stovėjusi. Tauragnų piliakalnyje buvo medinė pilis viduramžių ankstyvojo, ką mes čia dar šeiminiškių turime. Galbūt dar čia Piliakalnį Daugailių, bet nežinom, jis praktiškai netyrinėtas, bet irgi pagal formą galbūt Vilys. O tokiuose piliakalniuose gyveno ankstyvosios bendruomenės, tai yra įtvirtinta gyvenvietė. Tai irgi piliakalnis, bet dar ne medinė pilis. Va, ir tie žmonės, to piliakalnių gyventojai ir ruošia ir saugoja maistą tokiuose poduose. Čia aš turiu pakraštėlį podo ankstyvo laikotarpio. Jis turi charakteringą labai brūkšniavimą. Jis molinis. Vidiniam, taip, molinis, vidiniam ir išoriniam paviršiui. Mes matom, kad vidinis paviršius jau yra pajodavęs, tai yra, buvo ruošiamas maistas, tai yra jau nuo pridegimo kažkokio. Išdegtas jis laive, laužė išdegtas ir jis turi va tokią nežymiai, labai nežymiai neryškę, tokią podinę, nežymiai neryškiai profiliuotą. Tai tokia keramika būdinga iki mūsų eros pradžios. Čia yra ankstyvasis etapas šios kultūros. O paskui keitėsi keramikos madas, podas jau labiau plonasienis, toks šiek tiek geriau išdegtas ir jis jau turi charakteringą briaunelę. Va šitoj vietoj. Čia viskas subrūkšniuota vertikaliai, viršutinė dalis arba horizontaliai subrūkšniuota, arba jinai būna lygi. Vidinis paviršius jau nebrūkšniuotas. Tai čia taip vadinama rytų, baltų brūkšnios keramikos kultūra, egzistavusi kažkur iki 2-3 amžiaus ribos.